Mūsų laikus pasiekė nedaug kelionių aprašymų, tačiau tarp jų yra unikalių išimčių. Eilinės bajorės Reginos Salomėjos Pilstinovos kelionių įspūdžiai iš Osmanų imperijos, Austrijos, Rusijos, Lenkijos ir visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapo atradimu kultūros tyrėjams. Gimusi 1718 metais Naugarduko paviete, 14 metų ištekinta už gabaus okulisto, pati pramokusi gydymo meno iš vyro bei turkų, italų, maltiečių ir tikėjusi burtais. Keliaujanti gydytoja nuo jaunų dienų mėgdavo šaudyti ir su savimi vežiodavosi šautuvą bei 2 pistoletus. Kartą Balkanuose, keliaudama kalnuose, persirengusi vyriškais rūbais, Regina Salomėja pateko į plėšiko Rudojo Huseino nelaisvę. Buvo atpažinta. Išgydė plėšikų vadą nuo akių ligų, buvo apdovanota ir laimingai grįžo pas vyrą. Pasakodama apie ligas, ji minėjo, kad nuo burtų pati ne kartą sunkiai sirgo. Kai vyras išvyko dirbti gydytojų Sofijoje, Regina Salomėja ir toliau vertėsi medicinos praktiką. Gydė moteris. Filipopolio mieste gydė vietinio komendanto dukrą nuo kirmėlių. Ši išgėrusi vaistų, pagamintų iš alijošiaus, šafrano, miros ir sieros rūgšties vyno spirite, mirė. Tuomet gydytoja pati išgėrė vaistus ir tik tai ją išgelbėjo nuo mirties bausmės. Sužinojusi apie Austrijos kariuomenės pralaimėjimą Osmanų kariuomeniai, Regina Salomėja išpirko iš sultono nelaisvės 4 austrų karininkus. Už 3 gavo išpirką iš giminių, o už 4 ne. Šis žmogus, Austrijos karininkas Juozapas Fortunatas Pilšteinas, tapo antruoju jos vyru. Jie atvyko į Naugarduką, kur tuometinis lauko etmonas Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė priėmė Juozapą į savo kariuomenę, o Regina Salomėja dirbo gydytoja. Iš Naugarduko gydytoja nusprendė vykti į Rusiją, išlaisvinti iš nelaisvės keletą turkų. Per Vilnių, Biržus, Rygą ir Narvą nukeliavo į Sankt Peterburgą. Ten po kelių sėkmingų operacijų išgarsėjo. Buvo pristatyta pačiai imperatoriai Anai Ivanovnai, kuri buvo labai maloni ir padėjo išlaisvinti Revelyje bei Narvoje kalintus turkų belaisvius. Keliautoją pakerėjo imperatorės dvaro grožis, o savo atsiminimuose rusus jie vertino kaip vaišingus žmonės. Po ilgų kelionių su vyru apsistojo Vienoje, gyveno iš gydytojos amato. Vienoje jiems gimė sūnus, bet ir antroji santuoka nebuvo laiminga. Vyras nuolat išlaidavo ir girtavo. Kai gydytoja išvyko į Turkiją, vyras pagrobė dukrą, o ją pačią mėgino nunuodyti. Po bandymų taikytis, ji išsiskyrė ir liko viena su vaikais. Vėliau gydytoja susipažino su 7 metais jaunesniu vyriškiu. Atsiminimuose vadino jį Amoratu ir rašė, kad leido jam savimi naudotis. Tuomet ji nežinojo, kaip pragaištingai aistra pasuks jos vaikų likimą. Išvykdama, Regina Salomėja paliko vyrui vaikus. Šis pasiglemžė jos pinigus, o grįžusi rado sūnų numarintą badu. Kai ji išvyko į Kijevą, vyras ją sekė. Gydytoja kreipėsi į Rusijos imperijos teismą ir net gavo leidimą suimti buvusį partnerį. Ilgą laiką gyvendama Osmanų imperijoje, gydytoja buvo apkaltinta, jog teikia pagalbą turkų pabėgėliams į abiejų tautų respubliką. Bėgdama nuo persekiojimo iš Chotimo miesto, Regina Salomėja 2 kartą atvyko į Stambulą. Sužavėta sultono Mustafos antrojo rūmų grožio, ji manė, kad tai rojus žemėje. Čia ji tapo sultono haremo gydytoja. Įspūdinga karjera pašėlusių nuotykių fone, aprašyti spalvingi atsiminimai. Šis keliautojos palikimas turtingas istorinių žinių šaltinis apie to laikmečio tautas ir papročius.